iki šio susitikimo aš tikrai dažnai vis girdėdavau tokį įsitikinimą, kad procesų tema yra aktuali tik tai stambiam verslui. Ir netgi ir pirmoje akademijoje įsitikinom, kad tai yra visiškas mitas ir man atrodo Antanas šiandien sugriovė tą mitą dar kelis kartus. Nes, pavyzdžiui, pirmoje akademijoje mes turėjom tokį iššūkį, kai dalyvė dalinosi, kad aš tiesiog prarandu dalį savo klientų, nes nespėjau atsiliepti visus skambučius. Ir sprendimas čia buvo vienas toks paprasčiausių, tai yra tiesiog dalinai automatizuoti procesą tam, kad užklausos ir užsakymai ateitų automatiniu būdu. Taigi, iš tiesų yra vertingų klausimų, kuriuos verta savo užduoti ir tų dar daugiau vertingų klausimų mes čia norėtume jums ir pažerti. Taigi, ta proga į sceną kviečiu System Business Coach metodologijos fasilitatorių, sertifikuotą coachingo specialistą Povilą Petrauską. Sveiki gyvi. Girdžiuosi, girdisi, viskas gerai. Nebus šiandien kokių nors pagazdinimų, kad ten kažko tai nėra. Aš galiu pats susikurti. Sako, tu turi 1,5 valandos. Liko valanda. Skaidrių ne taip kaip Antanui neišėjo išsikarpyti ant po pusę. Braukiau, nubraukiau. Tai Rasa dabar užsiminė apie tai naudinga ten dideliam verslui, ten naudinga smulkiam verslui. Aš net ir su programos autorė prašiau pakeisti pavadinimą. Ištrinkit, sakau, šitą small business, nes man atrodo kalba yra ne apie smulkų, nesmulkų, bet apie sėkmingą verslą. Ir dideli verslai, jie patampa tokie tik tai dėl to, kad kažkada gerai susitvarkė, kada buvo maži. Ne visi maži nukeliauja iki didelių, bet ir vėl ne visi dideli ten šimtmečiais ir išbūna. Tai šiandien mes kalbėsim apie 3 esminius dalykus, 3 pirmuosius galbūt tik tai dalykus iš procesų srities, tai yra strategija, struktūra, sistemos. Kai kuriuose vietose galbūt ir bus atskiras priminimas į tai, ką mes jau esam praėję, kas jau buvo kalboje, kalbant apie jūsų kaip verslo savininkų lyderystę. Ir esminis dalykas, pradedant nuo strategijos, pamatyti taip, kaip jūs iš tikrųjų realiai norit, kad jūsų verslas būtų. Aš esu didelis šalininkas dirbtinio intelekto ir tuo pačiu visą laiką sakysiu kai kuriuos dalykus. Nepasitikėkit, perduokit viską jam. Aš kiekvieną dieną naudoju dirbtinį intelektą, bet žinokit, jeigu jums jau iškilo klausimai, tai kurią čia dabar opciją, kurį čia appsą, kurį čia versiją įsipirkti, metams susimokėti, mėnesiui, ir taip toliau, tik tai tokį nuraminimą, ar 3-5 doleriai per metus bus, ar nežinau, mano atveju ten $20 per mėnesį, vis tiek dirbti turėsit jūs. Ne dirbtinis intelektas, jam pabarabanų visi jūsų pliusai, minusai, prarasti klientai ir taip toliau. Jis jums duos atsakymus, bet padaryti darbą reikės jums. Taigi, kai verslas atrodys, kai bus pilnai išvystytas, jums ChatGPT ar kitos programos, kuo dirbtinis intelektas varomas, dirbtinio intelekto visokie produktai arba pagalbininkai, jie jums duos tik tai kryptį, užmes kryptį, į ką reikia kreipdėmėsi. Klausimas, ar jūs esat savo galvoj, arba dar geriau ant lapo popieriaus, esat nusipiešę, kaip norit, kad jūsų verslas atrodytų. Liūdna pasakyti šitą dalyką, bet verslo savininkų šitaip užklausus, jie sako, pradeda piešti kažką tai, tokio mintyse. Tai jo, žinai, čia daug klientų, didelis pelnas, kaip atrodys? Nes iš tikrųjų realybė tampa tokia, o ką veiki, tam savo versle, maždaug tą veikia. Tai kas save galbūt pamatot, kad jūs viską darot, ir puodelius reikia plaut, ir laiškus atsakinėt, ir į susitikimus važiuot, ir buhalteriją tvarkyt, ir pasiūlymus ruošt, ir nusiskundimus gesint. Būna tokių dalykų? Būna. Tai gal taip ir planavot? Gal tokia jūsų ir strategija yra? Tai jeigu tokia strategija nėra, reikėtų atkreipti kelis dalykus dėmesį. Tai kad dauguma verslininkų realiai stringa vietoje to, kad jie
vystytų savo verslą, jame tiesiog dirba. Dirba daugiausiai, dirba už mažiausią atlyginimą ir aš nekalbu apie 100% visų. Bet kiek girdisi kartais iš klausimų, kad klausimai jie realiai būna tokie, kad būtent iš tokios perspektyvos žmogus pasineręs ir tenai reikalus tvarko. Kas galbūt esat matę savo versle, darant tokį dalyką. Įsivaizduokit, kad jūsų verslas yra, žinau, kad čia iš akademijos dalyvių nėra verslo jūros gėrybių prekyba, ne? Ir jums reikia pagaudyti jūros gėrybių. Ir jūs išvaro su savo valtele, su savo įmonė į vandenyną, į jūrą. Reikėtų semti tinklus, o jūs semet ką? Pamatom, kad kažkur tai yra skylutė, iš kažkur subėga vanduo. Tai gal pradžio reikia tas skylės užtaisyti ir tada pradėti semti vandenį iš tenai. Kaip daug kas, ką daro, semia vandenį, nekreipdami dėmesio, kurios tos skylutės yra nesutvarkytos. Buvę tokių situacijų? Nefilmuojat, čia tik aš jūs matau, tai jūs galit linksėti. Ne. Taip neturėtų būti. Gerai, esminiai dalykai, ką labai kviečiu atkreipti dėmesį. Kokie pas jūs darbai yra taktiniai, kurie darbai yra strateginiai. Ir tai yra didelis skirtumas. Kaip verslo savininkas, vadinamas tas, jeigu anglicizmą tokį paimt, dirba on the business arba kitas, kur in the business. Ir tai yra du skirtingi veiksmai. Praktiškai du skirtingi žmonės turėtų šitą tai daryti. Tai taktiniai darbai, strateginiai darbai. Kokiegi jie yra? Ir kaip pavyzdys, aš jums pateiksiu dabar tokį mini kvizą. Aišku, reikia trumpinti dabar viską, nes laiko nedaug liko. Bet jūs dabar taip šūkiu, kaip žinot, kurie yra taktiniai darbai, kurie yra strateginiai darbai, pabandykite atsakyti, kaip jums atrodo tam tikras įvardintas darbas. Gerai? Buhalterijos samdymas. Čia taktinis ar strateginis? Taktinis, kai kam strateginis. Naujo produkto kūrimas. Taktinis darbas ar strateginis? Strateginis. Okay. Padėti klientui. Taktinis. Ne strategija. Čia ne padėti klientui. Gerai. Parašyti į socmediją. Soctinklus vesti. Taktinis ar strateginis? Taktinis. Gerai. Pertikrinti banko išrašus. Taktinis ar strateginis? Taktinis darbas. Parduoti produktą arba paslaugą. Strateginis, ne? Kitam, ne, taktinis. Kaip čia dabar? Aha. Pasirinkti naują arba kitą įrangą kompiuteryje. Strateginis, ne, taktinis, ką aš nesuprantu, kaip čia aš pats galiu. Apklausti klientus. Taktinis. Vieną kartą bent į metus, tegul tai bus taktinis, o paskui... Matot, mes į tuos pačius veiksmus, į tuos pačius užklausimus atsakom į skirtingų pozicijų. Vienam pasirinkti, tarkim, buhalteriją, tvarkyti, prisidėti prie buhalterijos bus taktinis, kitam strateginis darbas. Susirasti, nežinau, vietą, kur bus jūsų gamykla, padalinys, ofisas, vienam bus taktinis, kitam strateginis darbas. Apskambinti klientus, vienam bus strateginis, kitam bus taktinis darbas. Klausimas, kaip pas jūs yra, kaip jūs matot, kuriuos jūs darbus dirbat ir kiek realiai laiko jūs skiriat tiem darbams. Nes taktiniai darbai yra tai, ką Antanas vardino, kai kuriuose situacijose aiškiai labai galima pamatyti, kad juos galima automatizuoti ir perduoti kažkam kitam. Kam? Čia vėl kitas klausimas. Galbūt dirbtiniam intelektui, galbūt kitam konkrečiam žmogui. Bet užduotis numeris 1, ne tai, kad užduotis, bet klausimas, jeigu jūs taip ramiai pagalvotumėte ir aš labai kviečiu pareflektuoti tie, kurie stebit mūsų transliacijas, tiesiog permastyti ir galbūt iki kito susitikimo jau būt pamašius tam tikrus dalykus. O akademijos dalyviams tai reikės, žinokit, atsakyti raštu, ten parašą padėti ir taip toliau, nes reikės atsiskaityti dar už šitus dalykus. Kaip jūs leidžiate didžiąją dalį savo darbo dienos? Kokius darbus darot? Kaip ta diena susidėlioja? Nuo 8 iki 5, ar kiek ten ta oficiali darbo diena yra? Nuo 9 iki 5? Ar jūs vis tik tai ir su savo antra pusė atsisveikinat, nors einat gult, nors realiai miegat su darbu, nors ta pati lova? Kitas klausimas, įvardinti 3
3 didžiausius strateginius projektus, kurių vis nepavyksta įgyvendinti, nes esate labai daug užsiėmę. Ir kokiegi tie strateginiai darbai yra jums? Kadangi šitas laikas apmąstymų strateginiams darbams nesiskaičiuoja į pranešimą, tai dabar mes darom tokią pauzę, labai greitą, ir iš akademijos dalyvių reikės atsakymų. Gerai, negarsiai, tik pagalvokit tik tai. Turit strateginių, žinot, kad labai aiškiai tai yra strateginis darbas ir jį vis nukeliat. Nes yra daug taktinių darbų. Turit, ar ne tokių? Pergalvokit, permastykit, kad suprastumėm, kiek realiai visa tai jums kainuoja. Kiek jums kainuoja, kad nedarote to, kas yra svarbu strategiškai. Jums kainuoja, turiu omeny tai, kad kai kuriuose situacijos galit pamatyti, kad tai kainuoja negautus klientų sakymus, realiai negautą apyvartą, dėl to, kad jūs nepadaro tam tikrų dalykų. Jums tai kainuoja todėl, kad jūs išeikvoja tam tikrus resursus, kaip pavyzdys darbuotojams, netgi, kurie daro darbus, dalykus, kuriuos jūs galvojat, kad jūs delegavot, bet iš tikrųjų jūs juos kiekvieną kartą turit prižiūrėti, patikrinti, sutikrinti, sužiūrėti, dar priimti sprendimą ir taip toliau, ir gaunasi, kad jūs keliese dirba tą patį darbą. Jūs išeikvojat tam tikras lėšas. Ir kvietimas paimti knygelėse, tai pas save rasit, susitikrinti, susidėliot. Kaip, čia gal ne viskas matosi tiksliai, bet iš principo, kas jau yra suplanuota jūsų darbams kasdien, savaitai, kiekvieną mėnesiui, pasižiūrėti artimiausią kažkokį ketvirtį, pusmetį, visus metus, strategiškai pamąstant. Vienas iš svarbiausių dalykų tai yra darbas, strateginis darbas, mąstymas, kaip atrodys mano verslas, kai bus pilnai išvystytas. Ir aš nejuokaudama šitą dalyką sakau, ir tai yra momentas, kad realiai yra gera praktika tiesiog nusipiešti. Nusipiešti savo verslą, kaip jisai atrodys. Skečas, tai neskečas galėtų būti ant lapo popieriaus, nusipiešti. Vieną kitą paveiksliuką, užrašyti, ką tai reiškia, vienu kitu žodžiu. Patirt būtent tai jausmų, nes kitu atveju visas procesas susiveda į labai panašius dalykus, kaip ateina bėda ir tada, tarkim, vėl čia priklausomai su kokiu žmogum kalbasi, bet aš linkęs taip truputėlį pažaržuoti, aš žinau, ką tai reiškia, aš žinau, ką man tai reiškia, žinau, ką reiškia susiruošti, susitvarkyti, apsirašyti visą tai. Aš leidžiu savo kartais tokį pašaržavimą pasišpilkuoti. Sako, skauda, jau ten skauda, tikrai skauda, matosi, kad skauda, neramu žmogus matyt, kad neįsimiegojęs ir taip toliau. Bet gal čia yra pagal planą? Gal tai, kas tau dabar skauda, yra pagal planą? Ne, koks tau pagal planą, kaip čia pagal planą nebus? Parodyk, kaip atrodytų tavo verslas pilnai išvystytas. Neturiu aš tokio apsirašęs, aš labai negražiai piešiu, sako. Niekas čia nerašo tau 10 ar 2 balus už tai, kaip tu pieši, bet klausimas, kaip tu matai tą savo verslą. Kitu atveju, jeigu to nėra, vadinasi visos bėdos, kurios nutinka, tu apie jas nemastai, nedėlioji ir jos gal nutinka pagal planą. Kitu atveju galbūt apsidraustum ir padarytum kai ką, ko nereikia daryti. Tad geras klausimas verslininkui, aš vis kartoju ir pakartosiu dar kartelį tą patį dalyką. Nemastyti vien tik tai, kaip tai padaryti. Klausimas yra, kas tai padarys. Dirbtinis intelektas, jis padės tai padaryti. Klausimas, kam tai padės padaryti. Ir kuo daugiau atsakymų bus, kas tai padarys, žinant savo esamą kolektyvą, žinant žmonės, kuriuos norėtumėt pritraukti pas save į komandą ir jiem tada tikrai deleguoti, va tada verslas pradeda visai kitaip judėti, nes jūs esate tas generatorius minčių. Veiklos minčių, vystymosi, kaip galėtų dalykai vykti pas jūs, kada viskas vyks pagal planą. Ir aš žinau, kad kartais atrodo tokios net ir nuliūdę akį, žinai, jo, bet tai čia situacija. Žiūrėkit, ta situacija yra pasiekmė prieš tai darytų sprendimų. Visa situacija, kurią mes turime, yra pasiekmė visų mūsų darytų sprendimų. Visi mūsų daryti sprendimai yra pasiekmė to, kokioj mes aplinkoje esam, kaip tikim savim, kaip tikim savo klientų, kaip tikim savo verslu, kokie mūsų, mąstymo paternai veikiantys, kokie mūsų įsitikinimai bendrai yra. Tai yra pasiekmė visko. Ir šiek tiek pakeist nesigaus didelis rezultatas. Reikės kartais daug ką keisti.
Ir šitoje dalyje mes turim labai aiškiai žinoti atsakymus savo ir tuos pačius atsakymus realiai perduoti ir kolektyvui. Kad jie žinotų aiškiai, ką mes darom, dėl ko mes tai darom, ko mes siekiam. Ir kartu su kolektyvu paskirti gera praktika yra kartą per ketvirtį. Tikrai gera praktika yra turėti tokius susitikimus net kartą per mėnesį, mėnesio aptarimus. Pateikt lentelę ir paanalizuoti. Paprasti keli dalykai. Visi susėdam ir šnekamės, ką mes darom ir ko turėtume daryti daugiau. Reiškia, mes tai darom, tai gerai veikia ir to mums reikia daryti daugiau. Susirašyti sąrašą. Galbūt pirmą kartą ten neišjudės labai greitai viskas, bet pradėjus tai daryti, tada prasideda. Ką mes darome ir ko turime daryti mažiau. Mes darom tai, bet tai neduoda tos vertės, nekuria tos vertės. Vėl atskiras sąrašiukas. Ką mes darome ir ką turime nustoti daryti. Nes pas kiekvieną verslą veikiantį daugiau negu metus yra dalykų, ką daro konkretus žmogus, kuris turėtų nustoti tai daryti. Nes jis jau per metus laiko išaugo tą savo poziciją, jis moka geriau kai kuriuos kitus dalykus daryti ir turėtų eiti link tų geresnių dalykų. Įskaitant ir savininką, įskaitant vadovą, įskaitant bet kurį komandos narį. Jeigu jisai daro pastoviai tuos pačius dalykus, žiūrėkit labai paprastai. Kai jūs darot pačioj pradžioj, iš pradžių atrodo, sudėtinga. Bet per laiką padarau greičiau. Kokybė netgi nenukentėjo nuo to. Padarau greičiau. Bet vis tiek užtrunku tiek pat laiko. Tai ką iš tikrųjų tu veiki? Čia tiesiog pamastė. Gerai? Ką darom ir ką turėtume nustoti daryti? Ko mes dar nedarome ir ką galėtume pradėti daryti? Ir šitoje dalyje yra atitinkamai susivokimas savo, kad, kokios perspektyvos yra. Ką mes galėtume daryti, nežinau atsakymų. Pasinaudokim dirbtiniu intelektu. Aprašykime dirbtiniam intelektui savo situaciją, kokia mes įmonė esam, ką mes darom, kiek mūsų komandos narių yra, kiek mes veikiam, kokie rinkos, galbūt pasidaryti analizę, kokios rinkos tendencijos yra. Ką mes dar galėtume daryti? Bet kuriam iš jūsų verslų. Jis tuos atsakymus pateiks. Galbūt jūs nesimsit nieko daryti dabar, nes reikės pirmą tuos reikalus sutvarkyti, bet čia žinosit, kad prie to galima prieiti. Tai labai, nežinau, kad čia užduotim sunku būtų įvardinti, bet pasitikrint, kiek jūs galėtumėt daryti labai konkrečių dalykų, atsakant į šitus klausimus ir pamastant, tarkim, artimiausiam jūsų komandos susirinkime arba jūsų vieno su savim susirinkime, kad jūs galiausiai nuspręstumėte tam tikrus dalykus. Kartais vadovai, savininkai turėtų tiesiog turėti susirinkimą su savim. Su protingu žmogum, susėst, pasikalbėti truputėlį. Ir tada, kai jis turi tuos atsakymus, jis jau gali eiti tada į susitikimą su komanda. Ir jie komandoje gali pateikti skaičius. Savo paties skaičius. Jeigu jūs padarysit šitą pratimą, o jūs aišku stropus ir darysit šitą dalyką, nes jūsų verslas yra svarbus ir jisai jums kainuoja, surašot viską, ką jūs darot, kada pradėjot, kada baigėt, kiek tai užtruko ir pasižiūrėt, kiek tai jums realiai kainuoja pagal jūsų atlyginimą ir pasižiūrėt, kuriuos darbus darėt. Ar taktinius, ar strateginius. Tada kitas klausimas bus labai paprastas. Kiek iš tų taktinių darbų jūs galėsit perduoti kažkam kitam. Deleguoti. Nereikės deleguoti iš karto visų, reikės pagalvoti apie vieną deleguojamą darbą. Reikės paklausti, gal kas nors gali perimti. Paprastai komandos atsiranda vienas kitas, kuris sako, tai aš noriu, seniai, tai jau daug kartų sakiau. Jaunam susirinkime sakiau, bet tu negirdėjai. Tai būna. Ir tada mes pradedam žiūrėti, kaip pas mus, kaip verslo vienetą, kokia yra struktūra. Labai aiškiai suvokiant, kur, kas, ką, kada, kaip daro, ką turi padaryti. Ir iš to išauga labai aiškus konkretus verslo planas. Labai aiškus konkretus tuo metu. Nes tik pradėjus jį daryti, patampa aišku, kad nei jisai konkretus, nei jisai aiškus, nei jisai visiems vienodai suprantamas. Ir fain, prasideda kažkoks ginčas. Prasideda konfliktas, kurį, kaip Patrick Lencioni knygoje 5, lietuviškai išversta svajonių komandos kūrimas, įvardina kaip labai gerą dalyką. Kiek konfliktų vykstančių jūsų komandoje yra tų, kurie jūs skatina augti kaip kolektyvą, kaip organizaciją.
Nes kažkas galbūt sutinka su vienu dalyku, bet nesutinka su kitu dalyku. Ir tada jūs einat pasišnekėti. Pasišnekėti įsiverdindami labai aiškus, konkrečius savo dalykus. Yra tokia vadinama SWOT analizė arba SSGG arba PSGG, kuomet čia yra užduotis ir tą reikės padaryti jums, kad jūs labai aiškiai pamatytumėt, kas jūs esate realiai rinkoje, jeigu tą darėt seniai arba iš vis nedarėt. Privalumai, silpnybės arba stiprybės ir silpnybės jūsų kolektyvo, jūsų komandos. Yra keletas klausimų, į ką reikia atsakyti. Knygutėse rasit šitą informaciją, tai nenoriu daug prie to prisėsti. Bet ką aš pastebiu iš tų, kurie tai padaro, jie grįžta su didesniu savęs supratimu, su geresniu savęs priėmimu, su didesniu pasitikėjimu ir kartais to tokiu atsistojimu tvirčiau ant žemės. Kuomet jie aiškiai žino, čia mes silpni. Mes dabar varom į ten, kur mes esam silpni. Gal nereikia to daryti. Gal reikia daryti ten, kur mes esam stiprūs, užtvirtinkim pozicijas, važiuosim toliau. Pažiūrėkim, kokios tos galimybės yra, pasižiūrėkim, kokios grėsmės yra. Vėl pasinaudokim net ir tą pačią ChatGPT funkciją, kad įvardintų dalykus. Suveskim viską apie save, paduokim jam panalizuoti. Mąstyk kaip, nežinau, jūsų verslas kart 20, tokio verslo savininkas, sukūręs tokį ir tokį verslą, tokio galbūt nišoj. Ką man daryti toliau? Kokie 5 žingsniai man reikalingi daryti toliau, kad mano verslas būtų X5, X12. Priklausomai, kiek jūs norite. X tai čia, kartą, ne? Ne procentais augti. Kartais. Visą tai suvedam, tada susitikrinam, ar mes iš principo norim kažką tai keisti, į kokius planus turim tada susirašyti atitinkamai, kokie turėtų būti žingsniai procesuose, rinkodaroje, marketinge, finansuose. Ir kitas labai svarbus dalykas, ko verslininkas, savininkas turiu omeny, jis, nežinau, mano praktikoje nuo 2019 metų atitinkamai dažniau, aš pradėjau skaičiuoti. Realiai šito klausimo neįsigąsta tik tai 1-2 žmonės iš 10. Koks jūsų išėjimo planas? Iš verslo. Kaip tai aš negaliu savo verslo palikti? Tu versle kažką pardavinėjai. Taip, tai aišku pardavinėjai. Tavo verslas irgi prekiai yra didesnėje rinkoje. Koks tavo planas? Kokiom sąlygom, kada, ką turėsi kaip būsi pasiekęs kažką, kaip galės būti, kad tu išeini iš verslo. Tu parduodi savo verslą, atsitrauki iš savo verslo. Galbūt tu esi tas, kuris gali perduoti savo verslą kažkam kitam. Pasilikti kažkiek, 10%, 50%, nėra skirtum. Bet net ir šitą dalyką atsakius, verslo savininkai pradeda dar kitaip matyti savo verslą. Nėra didelės bėdos susidėlioti, kaip atrodytų, koks atrodytų didelis tikslas. Didžiausia bėda, ties kuria stringama, tai yra laikas, per kiek norisi tai padaryti. Visi, aš taip dabar galbūt rizikuoju, bet iš principo visi jūs savo verslą galite parduoti. Ir net jeigu tie, kurie čia už kėdžių net laikosi, kad aš tai tikrai ne, tai yra tik tai klausimas kainos ir situacijos. Nes jeigu kas nors atsitinka, klausimas bus tik kokia kaina, už kiek norėtum parduoti. Ir jūs čia galite susižvalgyti ir čia įsijungti, aš tau sakiau, kad apie tą milijoną reikia gal, ar ten 10 milijonų. Čia tik laiko ir kainos klausimas. Visi galite parduoti. Žiūriu dabar, kiek tų skaičių čia susisuks akyse. Parduotumėt savo verslą? Ne? Kainos klausimas. Kainos klausimas ir situacijos. Jeigu kas nors yra atitinkamai blogai, dar kažkas tai panašaus ir reikia, grubiai šnekant, pinigų, mes tada visai kitaip žiūrime. Ir žiūrėkit, aš nenoriu priburti kažko blogo. Aš noriu, kad tie klausimai būtų atsakyti. Esmė, kad kai turi atsakymus, tau nereikia planuoti parduoti verslo, bet tu tada pats pradedi suprasti, ko tavo verslas vertas. Ir jeigu kaip pavyzdys, neparduodu savo verslo už 10 milijonų, tarkim, neparduodu už 10 milijonų, čia nerodo dabar kamerai, ką aš su ko šneku, ne? Neparduodu savo verslo už 10 milijonų, aš tada pradedu savo verslą vertinti kaip 10 milijonų verslą. Ir 10 milijonų verslas yra vykstomas, valdomas, tvarkomas kitaip negu vykdomas, tvarkomas kelių šimtų tūkstančių milijonų verslas.
Ir iš tos pozicijos aš pradedu visai kitus savo klausimus atsakinėti, kelk savo klausimus pradedu kitus ir visai kitokius atsakymus pradedu susirankioti. Ir va šitoj daly man pradeda dėliotis tam tikras atskiras dalykas. Mąstyk kaip tas, kurį Antanas vardino ChatGPT vardindamas, mąstyk kaip tos srities ekspertas. Ir jūs pradėkit mąstyti kaip valdantys 10 milijonų verslą, 20 milijonų verslą. Kokius sprendimus reikėtų priimti jums, kokius klausimus reikėtų spręsti. Ir šitoj daly daug susiveda dalykų, daug aiškumo. Gal pradžioje atrodo tai šiek tiek bauginančiai, bet sumoje tas padaro didelę įtaką. Taigi, esminis dalykas, ką Antanas irgi prieš tai pranešime vardino, kad jeigu versle vyksta tam tikri pasikartojantys dalykai, tai galima įvardinti, aprašyti kaip sistemą. Aš dar pridėčiau truputėlį papildomai. Visi dalykai yra kaip sistema. Kartais jie nebūna labai dažnai pasikartojantys, bet viską galima aprašyti kaip sistemą. Bet kurios srity? Nes tai yra sistemos paskui pasiekmė. Sistemos jūsų verslo veikimo sistemos. Ne bendrai kažkokios, tai globalios ar dar kažką tai panašaus. Pažiūrėkime į labai paprastus dalykus, kurie yra čia mum po nosim. Ir tai yra tik tai tam, kad nebūtų tokių, tai tu man ne taip pasakei, tai aš ne taip supratau, tai tu ne tą turėjai minti, tai aš ne tą turėjau minti. Tai čia iš vis kisas skirtingas dalykas. Ir pasižiūri, kad du verslų savininkai, kaip pavyzdys, arba darbuotojas su savo vadovu, jie ginčiasi dėl dalykų, kai iš šono skamba, kad, galim pasakyti, žinai, charakteriai nesutapo. Čia dažniausiai skyrybų priežastis, ne tokia matoma. Charakteriai nesutapo. Ne, jūs ne taip vienas kitą suprato tiesiog. Vienas norėjo vieno, kitas norėjo kito, atrodo, abudu šnekėjo apie tą patį, skirtingi dalykai vyko. Nėra esmės kaltinti nei vieno savo kolegos, nei vieno savo darbuotojo, kad kažkas netaip gausi. Už to darbuotojo, už darbuotojų slypi visą laiką sistema, kurią jie naudojosi darydami darbus, sprendimus ir taip toliau. Sistema yra būtent tai, kas padėtų iš principo spręsti tam tikrus klausimus. Tad jeigu jūsų perklaust patiems savo, steigti savo klausimą, kodėl verta kurti verslą priklausomą būtent nuo sistemų, mes galim surinkti labai daug atsakymų. Į ką jie suvestų į tai, ką iš principo dirbtinis intelektas pateikia kaip, ne tai kad būtinybę, bet kaip naują dabartį. Viską mąstyk kaip sistema, kaip veikia sistema, toks sisteminis mąstymas. Ir jeigu aš žinau, kad atitinkamai visą dėmesį kreipiu į X užduotį, man turi būti labai aišku, kaip tai yra susijęta su kita užduotimi. Jeigu aš turiu kažkokį tai konkretų tikslą, mano asmeniniai patirtį dirbant su tais, kurie siekia tuos tikslus, kurie daužos į krūtinę dėl tų tikslų, kurie vartoja vaistus nuo visokių perdegimų ir taip toliau, susikurtų labai dažnai savo, patiems dėl to, kad elgėsi ne taip, dažniausiai priežastis yra tai, kad susikoncentruoja į tą vieną tikslą ir varo, kai tas, žinot, vienas iš gyvūnukų toks, daugiau nieko nemato. Tikslas, jis turi būti susijęs su kažkokiu kitu tikslu. Jeigu tikslas susijęs versle su pardavimais, su rezultatais pardavimų, tai turi būti susijęs ir su kolektyvo tikslu. Nes jeigu jūs parduosit daugiau, bet neturėsit pakankamai žmonių, kurie galės tą paslaugą suteikti arba tas prekes pristatyti, jūs pradėsit gauti ką? Ilgas eilės prie jūsų ofiso. Ilgus didelius nusiskundimus jūsų adresu, todėl kad jūs nebūsit sutvarkę kito dalyko. Tai yra bet kur, visose situacijose tai yra, galit pasimti asmeninį kažkokį tai dalyką, jeigu tu tvarkaisi karjeros reikalus, tik vienas reikalas šitas bus tau svarbus, žiūrėk, kaip nukenčia tavo sveikatos reikalai arba, nežinau, santykiai su draugai, su šeima ir taip toliau. Jeigu asmeniškai kiekvienam tai yra suprantama, versle ta pati sistema veikia. Jeigu tai yra vienas kažkoks konkretus tikslas, bet nesusietas sistemiškai su kitais tikslais, mes kažkur vis striksim. Ir čia kaip, nežinau, kas mėgstat skaityti, domėtis ir analizuoti, tai, nežinau, šitą pavardę, savo kaip turėt, nežinau, kaip kelrodį sistematizavime. Donella Meadows, čia jos teiginys,
apie tai, kas yra sistema, tai nekartosiu, kas parašyta yra. Pati esmė visą laiką yra susijęta būtent į tuos paprastus dalykus, kad viską mes galim sistematizuoti. Jeigu kitais žodžiais įvardinus, tai sistema tiesiog būdas, kuriuo įvyksta tam tikri dalykai. Gal pridėčiau net visi dalykai. Yra tam tikra sistema, ją žinom, tada žinom, ką galim pakeisti, žinom, kuriuos dalykus mes turėtume tvarkyti ir visą laiką kreipti dėmesį į prioritetus. Tai čia dabar labai praktinė užduotis. Kaip nusimatyti, kurie yra prioritetiškai svarbus taikiniai, numeris 1, 2, 3 ar dar kažkas tai panašaus, nuo kur reikia pradėti kurti sistemą. Kas kenkia jūsų reputacijai? Jūs aiškiai žinot, kad tas, veiksmas arba tas rezultatas, kurį gaunate, labai kenkia jūsų reputacijai. Ten reikia sutvarkyti sistemą. Palengvinimas, ten jau yra sistema, tik jinai nebūna aprašyta. Ja reikia susitvarkyti, pataisyti kai kuriuos dalykus. Kainuoja jums pinigus, jūs pastoviai tam išleidžiat pinigų ir atrodo, kad lyg nesibaigia, visą laiką tvarkau, visą laiką sąskaitos tokios pačios arba vis didėjančios. Arba lygiai taip pat jums kainuoja pinigus, nes jūs dirba, bet negaunat papildomai, tai irgi kainuoja pinigus. Nežinote, kaip tai padaryti. Turiu omeny, kad pas jūs galbūt įmonėje yra asmuo, kuris vienintelis supranta, kaip šitą dalyką sutvarkyti. Arba kartais jūs esate tas žmogus, kuris tik vienintelis žino, kaip tas dalykas vyksta. Ir jeigu jūs išvykstate atostogų, suplanuotų arba priverstinės tai yra į ligoninę, nes jau pervarėt visus savo arklius ir išvarot pailsėt su lapeliu. Ir jūsų įmonė niekas nežino, kaip sutvarkyti tą dalyką ir tada sėdė laukia. Tai laukiam vadovo, laukiam savininko, laukiam to, kuris tai žino, nes jis ir yra sistema. 3 dalykai. Kenkia reputacijai, kainuoja pinigus, niekas kitas nežino, kaip tai padaryti, jeigu nėra to žmogaus, kuris tai daro. Čia yra vietos, kur sistemų įdiegimas yra pats svarbiausias. Turit tokių minčių? Turit? Vieną turit. Kaip atrodo, kaip sukuriama sistema? Identifikuojam trūkumą, užvadinam sistemą, įtraukiam komandos narį, jeigu jų yra daugiau negu tik tai jūs vienas, aprašom veiksmų seką, pradedam taikyti. Viskas atrodo labai paprastai. Įsivesit į ChatGPT, pasakys tą patį kitais žodžiais. Tik tai dalykas tas, kad ChatGPT išmoko iš to, kas yra pateikta internetuose, tai, kas yra pateikta knygose, tai, kas yra pateikta ten, kur jau rodyti buvo įvykiai, situacijos, įspręstos, parodytos, panaudotos. Ir jis pateiks tuos pačius dalykus. Šiandien dienai sakyti, kad aš bet nežinau, kaip tai kuriuos dalykus padaryti, tai not sorry. Tingi. Tingi ir vaidini, kad užsisukai tam tikruose procesuose, kurie galėtų būti automatizuoti, deleguoti, aiškiai susisteminti, juos būtų galima įtraukti kitus žmonės, daugiau kažkurių tai žmonių outsourcing, kas tai bebūtų. Kitaip sakant, susitikrint, kas tai galėtų padaryti efektyviau. Tai žiūrėkim labai paprastai, identifikuojam trūkumą, kas būtent neveikia jūsų versle, kas galėtų veikti geriau. Kiek tokių galėtumėte įvardinti, jeigu įvardinat bent vieną ir vieną plius, super, jūsų verslas gyvas. Nes jeigu nėra ką įvardinti, tai jūsų verslo gal ir nėra. Bet jeigu turit ką įvardinti, sveikinu, jūsų verslas gyvas, jis gyvuoja, jame reikia kažką tai tvarkyti. Jis pulsuoja kažkokia gyvastim. Kokią įtaką tai daro jūsų verslui? Kiekvienas iš tų punktų. Kokia atitinkamai sistema neveikia. Kažkas sako, per mažai klientų. Per mažai klientų yra realiai rezultatas. Teisingai. Yra kam nors per mažai klientų? Rimtai? Tokia problema yra. Jau ką, aišku, čia problema. Per mažai klientų. Tai yra sistema. Tas skaičius, kurį gaunat, kurį galite įvardinti, kad jis yra per mažai, yra rezultatas pasiekmė visų prieš tai buvusių veiksmų, sprendimų, visko. Ir tai galite aprašyti kaip sistemą.
ką jūs darot, kad tų klientų būtų tiek, kiek yra. Nu, tas per mažai. Ir jūs aiškiai pamatysit, kad jūs darot labai konkrečius veiksmus, kad gautųsi būtent tiek klientų. Ir čia įdomumas. Ne mažiau, ne daugiau. Tiek klientų. Tuos veiksmus padarius, gausis tas rezultatas. Ar gali jų būti daugiau? Gali, jeigu mes pakeisim tam tikrus veiksmus. Kartais susimaišoma ir tai reikia viską keisti. Nereikia dažnai viską keisti. Ir kuo aiškiau verslininkas, savininkas verslo susirašo, supranta, iš kokių sistemų gaunas jo rezultatas, jis mato, kad kai kuriuose vietose tam tikri procesai veikia visai gerai. Ir jų tada keisti nereikia. Netaisykim tai, kas veikia. Pataisykim tai, kas galėtų veikti geriau. Ir aš dabar, gerai, kad pavyzdys būtent apie tai, kad daugiau klientų. Būtų gerai daugiau klientų. Ir panaši užduotis buvo ir žmogus susikoncentravo į šitą situaciją. Per ganėtinai trumpą laiką, pakeitęs tam tikrus dalykus, susijusius su pardavimais, tų klientų gavo 2 daugiau per mėnesio bėgį. 2 daugiau. Jis įsprendė problemą. Nes atsirado kitur problema. Jis tada visas laimingas, jau klientų daug ir žiūri, kad tai yra blogai, nes nėra kas jais visais pasirūpina. Ir tu žiūrėk, tada turi vieną sistemą susijęta su kita sistema. Ir kai šitus dalykus pradedi daryti, užsidedi, savo tinkamą pagal laiką, jūs geriau išmanot savo verslo procesą, visą cikliškumą, per tam tikrą laiką, ką reikalinga padaryti, kad pamatyt, kad pokytis pradeda būti. Nes atsakius į klausimą, ką tu darytum, kaip aptarnautum klientus, jeigu kitą savaitę jų būtų 2 daugiau, sako laisvai. Labai easy aptarnaučiau savo klientus, jeigu jų tik būtų 2 daugiau. Ir tą entuziazmą, greitą kalbinį tokį pradeda keisti toks truputėlį lėtesnis susivokimas. Ką tai iš tikrųjų reiškia, kad per savaitę, jeigu padaugės 2 klientų ir aš juos aptarnausiu taip pat, tai reiškia, kad dabar mes dirbam ant kiek? Jeigu po savaitės 2 bus daugiau klientų ir niekas nepamatys pokyčio. Tai dabar toksai žiūrim, pakrapštom ir lipinam kažką. Va, čia toks gavosi gyvūnėlis, čia toks, daiktas. Pagaunat, ką sakau. Ir vėl tai yra situacijos, vėl tai yra susitikrinimai. Kokią įtaką tai darys? Kokia realiai nauda bus įsprendus šią situaciją. Jeigu tik tai teoriškai įsivardinu šitus dalykus, kad jums kažkas tai pasakys, kad ramiau ten miegositės ir dar kažką panašaus, tai jums galbūt tas nežais. Jūs turite turėti savo atsakymus ir tada, kai turim savo atsakymus, tie tikslai tokie tampa labiau patrauklus. Kaip užvadinam sistemą? Sistemą kaip padaryti, kad klientų būtų ten 2 daugiau, jie būtų visi patenkinti, pirktų antrą kartą po savaitės, kada ten ciklas pas jūs susidėlioja, po mėnesio, kas 3 mėnesius ir dar kažką tai panašaus, kad nesuprastėtų jų aptarnavimo kokybė ir mes turim kažkokį tai jau didesnį aiškumą. Kartais mums užtenka tik turėti save, kartais reikia priskirti tam tikrus asmenis. Kas yra atsakingas, kas yra atskaitingas, su kuo galbūt, jeigu reikia konsultuotis, tai kas yra tas žmogus, ką reikia informuoti, kad sistema jau veikia kitaip. Atitinkamai. Nesvarbu, gamyba tai bus paslaugos, prekyba, nėra skirtumų. Žmonės turi labai aiškiai tada žinoti. Nes jeigu taip nevyksta, tada kažkurio tai grandy ateina žmogus, kas čia darosi, sako. Aš negaliu savo leisti išeiti kažkur tai, nes čia reikia dabar papildomai, kept kažką, daryti kažką, tai siūt kažką, tai gaminti kažką. Nes įprasta tai buvo vienaip, o dabar žiūrėk pasidarė kitaip. Ir tada tas vidinis visą laiką nesutarimas. Pardavimai nesutarė su gamyba. Gamyba ten pyksta su projektuotojais, nes jie netaip kažką tai padaro. Ir tai yra lygiai taip pat dideliam versle, lygiai taip pat ir mažo įmonė. Tam, kad verslas būtų sėkmingas, jisai turi labai aiškiai būti apsirašę, suprast, kokios sistemos pas mus veikiančios yra. Kaip pavyzdys, čia gal ne viskas labai matysis, bet tai gali atrodyti, kad ir ne taip.
Čia mūsų komandos ruošiamo coachingo podcast'o visa seka. Kas kur turi būti. Ir žinom labai aiškiai, kas prie ko turi prisidėti. Jeigu taip darom tą, jeigu taip darom tą. Visa seka yra labai aiškiai pažingsniui aprašoma, sutikrinama, sudėliojama, ką reikia padaryti, kur padėti, iš kur kitas galės pasiimti. Ir visa tai sugula, tai va į paprastą sąrašiuką. Žingsnis po žingsnio. Aiškiai tada žinom, kur galbūt susidedam pas save visus tvarkos vadovus, visas procedūras, kas kuo naudojatės, kuo galit naudotis, atitinkamai mokamos, nemokamos opcijos, iki kažkiek tai nemokamas CRM-as, iki kažkiek tai nemokamas visas rautas susidėliot, užrašam Savernautas irgi iki kažkada kažkiek nemokamas yra, arba kažkokie tai mokami atskiri dalykai ir viskas, ir pradedam taikyti. Pradedam taikyti dalykus, kad aiškiai labai pamatytume, į kur tai galim judėti. Galbūt iš vieno užauksit, judėsit prie kito. Galbūt vieną taikysit, pamatysit, kad reikės jau mokamos opcijos, pasimsit tą mokamą opciją ir tai bus jūsų dalykas, kuris bus įskaičiuotas į kainą. Visa tai yra įskaičiuota į kainą. Turėtų tai būti. Nes jeigu tai yra neįskaičiuota į kainą, vadinasi, kažkas už tai moka. Tai labai paprasta susiprast savo. Jūsų finansinės ataskaitos iš praeito karto, kiek kalbėjom, kiek vardinomės, pinigai sumokami jūsų vykdantiesiems, taktinius darbus darantiems, strateginius darbus padedantiems daryti darbuotojams. Kas sumoka atlyginimą? Jūsų darbuotojai. Kas sumoka atlyginimą? Kas? Tu sumokai atlyginimą? Ne, Lukai, ne. Tau klientai jiems sumoka atlyginimą. Jeigu tų klientų nebūtų, tu irgi sakytum, žinai, ką aš dabar tau galiu sumokėti? Galiu iš savęs kažkiek pridėti ant kebabo. Klientai mums sumoka atlyginimus. Jeigu mes tvarkingai visą procesą susitikrinam, susidėliojam, tas rautas klientų gali būti visą laiką didesnis. Didesnis atlyginimas. Ir tai yra sąsaja apie tai, kad tai nėra vien verslo savininko užgaida susitvarkyti. Nežinau, tas toks pasakymas yra, švariai nuvalytas darbo stalas yra ženklas kažkokios šizofrenijos. Ne, tai nėra kalba apie šitus reikalus. Yra kalba apie tai, kad kiekvienas aiškiai žinom, ką darom. Čia šaržuojant tas šizofrenijos ženklas šitą prasme. Ne tai, kad švariai, bet kur blizga net, tada. Tai reiškia, kad ten niekas nelabai vyksta. Ir taikom, reikalų esam, koreguojam. Iš šitos dalies visą laiką yra labai aiškiai konkreti, nežinau kaip užvadinti, suvokimas, tam tikras suvokimas. Jūs apsirašot sistemą, tai yra tam tikras planas. Pats planas iš savęs, jisai yra niekis. Planavimas yra tai, kas keičia situaciją. Kada vyksta planavimas, tada mes galim pakoreguoti, pataisyti, patikrinti, vėl pakoreguoti. Bet supraskime ir kitą dalyką, kad kiekvieną kartą, kada tai padarom ir pradedam matyti tam tikrą rezultatą arba pasikeitimą to rezultato, mes tampam jau kitokie. Mes jau kitokie esame. Ir visi, kurie įsitraukia į tą procesų kūrimą, įsivaizduokit, kad jūs esat, tarkim, akademijoje po visų 10 savaičių, jūs savo įgaunat kažkokių tai naujų žinių. Iš paskaitų, iš aptarimų, iš visų mastermind. Ir jūs tampat kitokie. Ir jūs tiek kitokie pas save kolektyvę pradedat įdieginėti tam tikrus dalykus. Jūsų komandos nariai galvoja, kad jums kažkas atsitiko. Jiems įrodinėti šitus dalykus bus daug sudėtingiau. Bet kai jūs žingsnis po žingsnio einat su jais kalbėtis, tartis, aiškintis, žiūrėtis, tikrintis, ką galima padaryti, jie padaro pakeitimą, jūs padarot pakeitimą, jūs atnešat naują idėją, jie prikabina kažkokią naują įžvalgą, jūs keičiatės, jie keičiasi. Po 10 savaičių jūs jau nebesate tie patys verslų savininkai, kurie buvo 10 savaičių atgal. Jūs tai tikrai, nes jums tai reikės, žinot, čia atsiskaityti, čia surinks bankas duomenis, pasitikrins, ar čia vėl šitą iškirpti reikės. Reikės pažiūrėti, kaip pasikeitė. Jūs tai būsit pasikeitę, ar pasikeitę bus jūsų komandos nariai, jūsų kolektyvo nariai. Jeigu jie bus pasikeitę, viskas, jūs esat kitam laiptelį, galit kitus dalykus daryti. Dėl to labai kviečiu net mūsų kitam susitikimui, ir čia turbūt pereisim į klausimus apsitar, dar kiek laiko liko, bet su labai konkrečiom užduotim.
Pasirengti reikiamų sistemų sąrašą, tai yra įsivardinti, kiek pas mus kokių sistemų yra, kurias mes galim labai aiškiai apčiuopti. Iš jų gaunasi tam tikras rezultatas. Priklausomai nuo to, ką mes darom. Gaminam, paslaugą teikiam, nežinau, pardavimus administruojam, nesvarbu, kas tai būtų, pasirengti reikiamų sistemų sąrašą, kiek įmanoma, tiksliau įsivardinus, kad va čia irgi yra sistema, čia irgi yra sistema, čia yra sistema. Ten net dirbtinio intelekto rodė, kaip pagal sistemą gali pasiteisinimus susirankioti savo, susikurti. Ten irgi yra sistema. Aprašykit bent vieną sistemą. Galbūt kai kurias esat apsirašę, tai plus vieną sistemą apsirašykit. Nu ir kitam susitikime, žinokit, reikės aptart. Pristatysim grupėje ir pasižiūrėsim, kaip sistematizuotas jūsų verslas tapo. Nenoriu šokti dabar toliau, nes mes tikrai užtruksime ilgiau, bet dabar galbūt tada imkim klausimus. Ką jūs į tai? Nes aš dabar jau viską čia, ne tai, kad viską išnekėjau, bet noriu tą greitą kalbę nutraukti dabar ir pasižiūrėti, kokie klausimai yra. Tai žinau, mačiau. Šiaip paskui atsakėt, bet vis tiek paklausiu. Patikrinsi, ar tas pats atsakymas yra? Tai. Nu, gerai. Žodžiu, kaip tai padaryti ir kas tai padarys. Tai čia jau tą minėjot nuo pat pradžios, nuo pirmos. Ir vis aš atsikaliu ryte ir vis galvoju apie tą jūsų pateisinimą. Nes ar galima pasiskirti savo tą užduotį? Kas tai padarys? Ar čia vis laiką minys, kas padarys kažkas kitas? Žiūrėkim, iš principo labai paprastai. Jūsų versle, gal klysiu sakydamas, bet realiai jūs viską galit padaryti patys. Bet ar taip atrodo pilnai išvystytas verslas, kuomet pasiektas tam tikras norimas rezultatas, pasiekta ta vizija? Tokiu atveju gausis, kad tam versle ir esat tik jūs vienas, darantis viską, kaip čia tas, žinai, žmogus orkestras. Dainuoju, šoku, bilietus pats pardavinėju, viską darau pats. Jeigu tai galima padaryti pačiam, vadinasi, ir tai pradeda tapti automatiškai pasikartojantis reikalas, jūs tampate greičiau tą pačią užduotį darantis. Natūralu? Natūralu. Tai, ką aš pradžioje galiu padaryti per valandą, pasipraktikavęs galiu padaryti per pusvalandį. Tai jeigu aš galiu tą patį padaryti, vadinasi, kitas žmogus, kuris žino, ką tiksliai reikia daryti, jis pats tą gali padaryti per pusvalandį, gal net ir greičiau per tam tikrą laiką. Aš imsiu savo pavyzdį, kuomet atitinkamai čia buvau užsikabinęs labai pačioj pradžioj įsivardinimas, kad čia reikia tai, ką darau, kažkokį tai turinį sukurti ir dėti į video platformą. Ir ten, žinai, pasižiūrėjau ir man labai įdomu, kaip susikūrė tas, klipukas, tas video visas filmukas. Ir aš ten, žinai, kažkokį efektą uždėjau, dar kažką tai padariau. Ir man tai truko padaryti kažkur taip 3 valandas. Ir aš galvoju, kad visai gerai, varau. Smagu. 3 valandas užimtas, 3 valandas man nereikia, kad niekas lįstų į akis. 3 valandas. Paskui tą patį dalyką mano bičiulis per draugą ten pamatė ir sako, žiūrėk, aš galiu padaryti. Aš galiu padaryti, tau kainuos tiek ir tiek. Ir galvoju, gal reikia pabandyti. Aš jam nusiunčiu, jisai man po nepilnos valandos atsiunčia failą sutvarkytą. Filmuką tą patį padarytą. Ir aš sakau, gal pirma mintis, kad gal reikės jam patikslinti kažką. Jis padarė daug geriau, daug kokybiškiau ir praktiškai 3 kartus greičiau. Ir aš vaidinu, kad aš moku viską pats pasidaryti. Aš moku pasidaryti, bet man tai kainuoja. Tai kainuoja papildomai on top dar valandas, per kurias aš galėčiau daryti kai ką. Ir vat klausimas, ką tu darytum, jeigu turėtum laisvų dar papildomai tų valandų. Tai kvietimas yra visą laiką susitikrinti tokį, kad iki tam tikro laiko darot patys ir kada jau tampa aprašyta, sistematizuota, kas tai galėtų padaryti. Galbūt komandos narys, kolektyvo narys, galbūt žmogus, kurį jūs matot, kad reikėtų pasamdyti. Arba įmonė, kurią reikėtų pasamdyti, nes jie tame specializuojasi. Tai atsakymas labai paprastas. Jeigu tavo verslas vizijoje yra tai, kad tu jame viską pats darai, tada daryk.
Jeigu tavo vizija yra truputėlį kitokia, reikės galvoti, kas tai padarys. Ir greičiausiai ten nebūsi kaip verslo savininkas pats. Tai gerai, tai tas koreliuojasi tiesiogiai su įmonės augimu, kuo daugiau nusiėmė nuo savęs, daugiau įmonė auga? Nėra turbūt vienintelio atsakymo, kad tik tai taip arba tik tai ne. Kodėl paklausiu, tu pasakysiu. Čia praeitą savaitę dar namų darbus, teko būti kitoje įmonėje, kadangi buvau išvažiavęs iš Vilniaus ir mane priglaudė, reiškia, sako, čia va, to ofisas, imk dirb. Ten įmonė maždaug 10 milijonų, maždaug tokia yra. Nu ir stebiu aš tos vadovus, nes mane priėmė pas save visiškai. Ir čiuk, ryte, čia tan. Nu ir jų pastovus gyvenimas toksai, viens sako, va, aš sandėly, tas aš čia į kitą padalinę važiuoju. Rytais čia, va, ir juos reikia kaip pavelės visą laiką, nes kitaip sustos. Ir aš galvoju, o tai kitas negali padaryti. Jiems ne, jiems vat, jie patys turi. Ir pas juos yra 10 milijonų. Tai reiškia, jeigu jie perduotų kažkam kitam, tai augtų aukščiau. Nu, vat gerai, kad įvardinai, nes mes kartais ir užsikabinam ant to, mes palyginam save iš savo dabartinės situacijos su kažkuo tai, kuris yra 10 milijonų. Ir aš tada vat, paklausę susitikrinu ir kitą aiškumą matau. Jie ir turi 10 milijonų dėl to, kad viską daro patys, vietoj to, kad turėtų aiškiai veikiančią sistemą ir galėtų padaryti X daugiau. Gal ne 10 kartų daugiau negu dabar yra. Ir atitinkamai, žinai, tiek žmonių, tiek vadovų, jie daro šitus dalykus ir turi tokį rezultatą. Ir tai yra faktai, tarsi, čia nėra kaip ką išbūrti, čia nėra apie tai, kad galbūt būtų taip. Kiekvienas, kuris pradeda apsirašyti ir susidėlioti ir tada pradeda matyti per tam tikrą laiką, kaip kas nors galėtų tai automatizuoti, įtraukti kažkokias papildyti sistemas, įtraukti kitus žmonės, jie mato natūraliai visą laiką augimą. Ir augimą ne dėl to, kad tu tiesiog daugiau darai. Tu tiesiog padarai geriau, efektyviau. Aš labai su tokiu aišku kvietimu, kad sistemos, dirbtinis intelektas, sistematizavimas ir dirbtinis intelektas yra jūsų pagalbininkas laiko planavimui. Jūs būsite efektyvesni. tą patį padarysit greičiau. Ką reiškia, kad tą patį padarysit greičiau? Kaip pavyzdys, tarkim, tu darai ten milijoną apyvartos ir sistematizuotas veikiantis verslas tą patį milijoną padarys per ketvirtį. Ką veiksi kitus 3 ketvirčius? Gali nieko neveikti, nes būsi pasiekęs tą patį tikslą. Bet tu kažką veiksi. Ir mes tada taip augam. Ir čia yra kvietimas būtent atkreipti į tuos dalykus dėmesį. Sistematizuoti, naudotis tai, kas yra galima automatizuoti ir veikti efektyviau. Tai čia yra tas dalykas, jeigu tu pats padarai tą už tos 3 kart daugiau tą apyvartą ten, sakykime, per ketvirtį, tai gali sustoti ir išeiti. Bet susiję, kadangi jeigu darai 3 kart daugiau, tai aišku, turi būti gal 2 kart daugiau žmonių, tai paskui tu nebepaleisi jų taip lengvai, kuriuos priėmei. Tai tau nereikia nieko neįlaikyti, nei paleist. Čia yra kalba apie tai, ką jūs toliau galite sukurti ir daugiau, ir geriau, ir judėti tolyn. Tų perspektyvų pradeda atsiverti. Jūs pradedat matyti, kad jeigu jūs užaugot iki tam tikro lygio, jūs pradedat galvoti kitokias strategijas. Į jūsų ratą apmąstymo strategijų yra kitos rinkos, konkurentų pirkimas. Visai kiti dalykai susideda. Tai yra pasiekmė, natūrali pasiekmė, kurios paskui mes turim laukti. Šiandien dienai mes apie tai nemastom, bet kaip užaugam iki tos dalies, mes pradedam kitus klausimus savo kelti ir spręsti. Ir kas bus, kai jūs nusipirksit kitą įmonę? Kaip reikės sujungti, suderinti abiejų įmonių kultūras, žmonės, kaip reikės adaptuotis prie to pokyčio. Tai yra dalykai, kurie keis jūsų mąstymą visų pirma ir tai dėl to keisis jūsų rezultatai. Aš labai noriu tokį paprastų kvietimų, kad mes dažnai matom rezultatus pa žmonės, arba įmonių. Mes kartais galim matyti, kaip jie tai daro, jų veiksmus dar matom. Ne visus, bet dalį jų galim matyti. Bet mes nematom, kaip žmonės masto. Ir kaip žmonės masto, pagal tai, kaip jie priima sprendimus, jie toliau pagal tai dėlioja savo veiksmus. Ir tokie būna rezultatai. Darbas pagrindinis, strateginis yra, kaip aš mastau. Taip reikės 2 daugiau žmonių. Ir tada irgi iš akademijos atliepimas. Paaugom, susitikrinom, susidėliojom, bet aš supratau, kad aš nemoku vadovauti. Aš tiem žmonėm nemoku vadovauti. Jų yra tiek, kad aš jau supratau, kad aš nemoku vadovauti. Verslo darimas tada tampa tikras didelis mokymasis.
Ne tai, kad atsitiko man verslas. Dariau čia kažką tai šaukštus drožiau, dabar žiūrėk, čia kažkoks esu atskiras gamintojas. Jau vienas nepadarau, reikia kolektyvo, cechas atsidarė, reikia dirbti su jais, mokėti. Nu dabar gaunasi tai, kad, tada aš, dirbau, ir vakarė mes išėjom pasivaikščioti. Ir toks pats klausimas, žinai, tu kaip būna gerų laikų. Kada jau taip viskas, atrodo labai gerai viskas einas. O per čia ir apyvartos, ir klientų tų užtenka, ir viskas gerai. Ir tada man sako, bet tu negali užmigti, nes tuoj kažkas bus ten. Ar vienas, ar kitas, ar ateis konkurentas, ar greit tave kažkas atsiras kitas, nukopijuos ten dar. Visą laiką tu esi ant tokio karo zonai. Ok, mes tą suprantam, kad visą laiką reikia, augt, nes, neaugi, tai reiškia, krenti, tas bangavimas yra. Bet kaip asmuo, reiškia, kaip, kad tu palisėsi, pastovi, čia žmonių daugiau tai kur tas yra, tai kada tu atsakysi savo klausimą, kad, čia jau viskas veikia, čia jau tas veikia, čia sistema, dabar aš jau, kur tu esi toje vietoje, kada tu... Eina. Kada pailsėsi, kada susiplanuosi ir sieksi poilsio, tada eisi pailsėti. Bet jeigu tu viską darai ant to, kad tau net parodyk kalendorių, kada pas tave atostogos. Parodyk. Kada pas tave atostogos kalendorių? Daugiau nėra. Užtenka tiek. Norėtum, kad daugiau būtų? O, matai, įsijungia, čia šiandien važiuojam dar. Ir tai yra, žiūrėk, Ignai, suprasti. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Yra tiesiog tokia situacija. Jeigu tu nieko nekeisi, tai tokia ir bus. Jeigu nieko nekeisi, tokia ir bus. Taip, tikrai yra rizikos, kad tave kažkas nupirks. Yra rizikos. Paruošk planą tokį, kad galėtum parduoti, sakyti, viskas ok, imkit. Tada įsidedu savo, ne į kišenės, bet į kortelę tuos skaičiukus ir varau kažkur kitur daryti dalykus. Mes turim aiškiai suprasti, kad tai yra tokio žaidimo taisyklės. Čia yra verslas, taip yra tokio, čia toks žaidimas yra. Tave gali kažkas nupirkti. Jeigu tu neaugi, tu tada merdė atitinkamai. Jeigu tu merdė, iš tavęs eina klientai kažkur kitur, kitas pradeda, pamato, ką tu darai, padarys geriau ir tu nesikeisi, pas jį pereis tie klientai. Ir ką tu kaltinsi? Klientus? Ekonominę situaciją? Ar tai, kad tu žinojai, kad versle reikės mokytis, reikės augti, reikės perdarinti tam tikrus dalykus ir tą reikės daryti pastoviai. Įskaičiuojant, kad tau reikės būti ir atitinkamai ir pelningų, nes kitaip verslas kam iš jo tada, nes čia jo tikslas pagrindinis. Bet tau, kaip verslo savininkui, reikės būti pastoviai tam tonuse. Dėl to ir esminis dalykas yra, ir knygoje, tuoj jau gal net tuoj bus, pelnas pirmiausiai. Pirma nusimatyk, kokį pelną sieki. Kaip žmogus, pirma nusimatyk, kada bus atostogos, kada bus tavo atostogos. Ir metus planuojam, arba kažkokį tai laikotarpį planuojam, kur mes skirsim tą tokį savo tinkamą balansą. Su žmona, su vyru, su vaikais, su draugais, dėl savęs, dėl sveikatos ir taip toliau. Tai yra dalykai, kuriuos mes planuojamės eigoje ir nieko dėl to nedarom. Galima keisti kažką. Arba tada nekeičiam ir sakom, kad tegul bus taip. Nes mus kažkas nupirks. Faktas, kad kažkas nupirks, bet jeigu bus labai prastai, tai niekas ir nepirks. Beje. Čia toks off-topikas, bet nenoriu to žodžio pasakyti, bet udinai veikiančių įmonių niekas neperka. Perka tos, kurios mato perspektyvą toj įmonėj. O tos, kurios ten vos juda, tai ir palauks, kol jūs tenai nugarmės ir tada net ir pirkti nereikės. Arba nusipirks papigiai įrengimus, ar kažką tai panašaus. Ir džiaugsitės tada su tuo. Čia yra ne kad bagazdinimų kažkokių, bet tai yra perspektyvos. Ir tokių pavyzdžių yra, jūs puikiai žinot, kad taip vyksta ir mes tada galvojam, kad su manim taip nebus. Kad su manim taip nebūtų, turim padaryti dalykus, kad taip neiškiltų. Nebėra daugiau rankų, arba bent jau nematau. Ir aš galvoju, čia dabar taip užsidiskutavot, paimdami vienintelį kampą, tai yra kam deleguoti savo darbus, kad turėtum daugiau laiko. Bet, Povilai, papildyk mane, aš kiek atsimenu iš ankstesnių metų, tai iš tiesų procesai yra ir apie pačius paprasčiausius dalykus, ne tik delegavimą. Tai yra iš praeitų metų, ką prisimenu, toksai pirmos mintis, tai kaip neparduoti elektroniniai parduotuvai prekių, kurių nebėra sandėlyje.
kaip išsiųsti prekes pakankamai greitai arba kaip išsiųsti teisingą prekę, o ne vis ten kažkelintą kartą vis supainioti išsiunčiant ne tą, kas automatiškai didina jūsų išlaidas ir tada mes jau kalbam galbūt nebūtinai apie augimą arba kas už mane tai padarys, bet kalbam apie įmonės pelningumą, nes papildomos išlaidos mažina pelną, apie klientų aptarnavimo kokybę, reiškia galimybę jiems sugrįžti ar ne tą patirtį, kurią kuriam. Tai čia nors dabar baigiam tą natą, kad viskas yra apie tai, kas už mane padarys, bet nepamirškim, noriu tiesiog pagražinti tą platesnį vaizdą, kad sistemos yra žymiai daugiau negu tik apie tai, kas už mane padarys tam tikrą darbą. Čia Rasa įdomus dalykas yra, nes nesakau, kad visur ir visada, bet tas užsikabina toks smagumas, oi tai apie delegavimą, vadinasi, aš dirbsiu mažiau. Aš dirbsiu mažiau. Kas skauda, ar ne? Jo, toks įsijungia, žinai. Bet esminis dalykas, kad tu realiai, tu gali niekam nieko net nedeleguoti atitinkamai, tu gali viską pats toliau prižiūrėti, bet susitvarkyk savo sistemas ir tada tau nereikės sukti galvos, užsakė, o tos prekės to laido neturim sandėly. Tada gaunasi, kad norim klientui padaryti, kad būtų gerai, bėgam patys, važiuojam, nuperkam tą laidą, ar kas ten bebūtų, atvežam ir sakom, va, kaip tik, ir dar pardavėm su akcija, kaip pavyzdys, parduodam tą laidą ir tada neįskaičiuojam, kad žinai, kiek truko sistemoje to daikto pateikimas. Tai irgi yra sistemos dalis, kurią susitvarkyk. Tu susitvarkyk šitus dalykus ir tu pamatysi, kad tu gal net ir nereikia tau nieko deleguoti, tu gali ir būtas, žinai, atitinkamai solo verslas, nes tai irgi yra verslas, bet tvarkingai, kad viskas veiktų. Tai čia yra eilė dalykų ir gamyboje lygiai taip pat, ir pardavime lygiai taip pat, sandėlio sutvarkyme lygiai taip pat. Visur šitie dalykai veikiantys yra. Tai tas delegavimas yra, žinai, tokia galutinė turbūt tokia, va, jau kai viską sutvarkau, kam dabar tą, ką aš labai gerai galiu paprastai prižiūrėti, galiu perduoti kitam, deleguoti kitam. O ne tai, kad, žinai, aš ateinu, Rasa, aš turiu daug problemų, tai aš tau deleguoju jų sprendimus ir greit pabėgu, žinai, nuo tavęs, kad tik, bet tu jau sutikai. Tu sutikai, tai tu tada eini spręsti mano neįspręstas problemas. Tada mes gaunasi, kad dvigubinam tą patį darbą. Bet jeigu aš pas tave ateinu kaip pas kolegą įsivardint, aš matau šitą problemą, gal tu matai tą pačią, gal tu matai dar kitą, arba tu tai, ką matai, turės įtakos mano matymui, tada mes galim ten pradėti tvarkyti ir šitaip lėtai, iš lėto prieiti prie jau to, ką vardinam, prie delegavimo. Bet galbūt tada natūraliai ir komanda užaugusi ir gal tu jau tada turi kam deleguoti, tada užsisuka visai kiti dalykai. Ir tai neatsitinka per vieną naktį, tai tikrai neužteks vieno ChatGPT parašyti prompto, nes tą reikės taikyti, pradėti taikyti. Net jeigu jisai parašys idealų, po tų visų pasikalbėjimų su juo, arba po konsultacijų su specialistais, taikyti vis tiek reikės pačiam. Ir betaikant atsiras aiškumas, kas gaunasi, kas nesigauna, ką reikia perdaryti. Ir tada tai hitins ta tokia realybė. Tai... Ir aš galvoju, mes čia labai nuosekliai perėjom ir dar kito balandžio 18 dienos susitikimą, kur mes nersim į personalo valdymo temą, nes tas delegavimo klausimas visą laiką yra atrankose. Mes dažnai iš dalyvių girdim, kad gerai, aš dirbu vienas, arba mes dirbam dvies, arba mes esam tik šeimos nariai. O kaip jau žengti tą žingsnį ir priimti papildomą žmogų, nes tada visą laiką užsisuka kitos diskusijos. Tai ar man iš pirmo reikia daugiau parduoti tą, ką mes čia dabar jau irgi minėjai, ar man iš pirmo reikia priimti žmogų, kas yra išlaidos, o aš dar nežinau, ar jisai man atpirks, atidirbs tą, ką aš jam sumokėsiu ir taip toliau. Tai aš galvoju, kad čia yra tas tobulas momentas turbūt ir sustoti šitoj delegavimo diskusijoje, nes už 2 savaičių mes turėsim galimybę dar truputėlį atsistoti tuo kitų kampų ir dar truputėlį kitaip į tą temą pasižiūrėti, būtent jau iš personalo valdymo temos ir tada, kai sudės dar daugiau skirtingų matymo kampų ir puzlės detalių, galbūt ir tie klausimai dar kitaip dėliosis ir sprendimai dar kitaip dėliosis. Tai personalo valdymo tema balandžio 18, o šiandien noriu padėkoti už gausius klausimus, už tą išlaikytą aktyvumą ir pakviesti stipriai paploti Povilui už tuos teisingus klausimus. O visiems stebėjusiems mūsų renginį Delfi portale Delfi noriu palinkėti ryžto įgyvendinant tuos praktinius patarimus ir įžvalgas savo versle, nes kaip jau kalbėjom, ko, bet laiko tikrai mums visiems kartais pritrūksta ir panašu, kad sistemų
sukūrimas ir įgyvendinimas yra vienas iš tų įrankių, kurie ir gali atlaisvinti ar padovanoti mums to taip reikalingo laiko. Ir susitikime jau balandžio 18 dieną, 10 valandą, kur Domas Jakutis, Lonas Group vykdomasis direktorius, pasidalins su mumis patirtimi ir praktika tema šeimos narių svarba ir jų vaidmenis versle. Net nebejoju, kad bus jau 4. vertingas mūsų susitikimas, tad iki greito.